Sveiki visi, labas rytas. Sveikiname su jumis iš Vingio parko, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro. Šiandien priešpiečių mankštą vesiu aš, fizinio aktyvumo specialistas Eldoras, ir sveikinamės kartu su kolegomis. Taigi, gal kažkas jau ne pirmą kartą jungiasi prie mūsų, gal kažkas, taip sakant, skrolino per Facebooką ir pamatė mūsų įrašą, tai tikrai kviečiame prisijungti. Pirmi kartai gali būti labai nejaukus, bet su laiku tai taps gerų įpročių ir taps labai natūralu. Taigi, šiandien, kaip ir visada, priešpiečių mankšta apims visą kūną, pagrindinės raumenų grupės, kurios sustingsta dienos metu, kada dirbame. Tai skaidysim šiandien priešpiečių mankštą į dalis. Dalis pratimų bus kaklui, dalis kojoms, dalis rankoms ir taip miksuosim viršus, apačia ir panašiai. Tai va, tai kas dar neprisidėjo, tai kviečiame skubiai prisidėti prie mūsų ir pradėsim šiandienos mankštą nuo kaklo. Rankas galite laikyti prie šonų. Pratimų metu galite kvėpuoti kaip jums patogu. Tam tikrų pratimų metu aš kvėpavimą akcentuosiu šiek tiek kitaip. Gerai, ir pradėsim nuo kaklo, pradėsim nuo paprastų lenkimų į šoną. Į vieną pusę, į kitą pusę. Stengiamės žvilgsnį išlaikyti tiesiai, stengiamės kaklo nesukti. Turit pajusti tempimą kaklo šone. Neturit jausti plėšimo jausmo, lengvas tempimas ir į vieną ir į kitą pusę ir galime skaičiuoti iki 10 kartų. Kiekvienai pusiai po 5 kartus. Aštuoni, 9, 10. Gerai, atpalaiduojam kaklą. Kitas kaklo pratimas, kuris labai yra svarbus, tai yra kaklo įstumimas į priekį ir atgal. Parodysiu į šoną, kaip tai atrodo. Tai įsivaizduokit, tarsi norit pasižiūrėti kažką tolumoje ir atsitraukti atgal. Ne? Tai reiškia, prispaudžiam smakrą prie krūtinės. Ir vėl stumiam kaklą į priekį ir prispaudžiam atgal prie krūtinės. Ir kartojam šitą judesį. Galim pradėti skaičiuoti. 1, 2, 8, 9, 10. Puiku. Gerai, pereikim šiek tiek prie kojų. Dienos metu kojos sustingsta, ypač blauzdos, todėl reikėtų suaktyvuoti ir jas tam, kad padėtų kraujotaką išstumti link širdies. Tai tiesiog paprastai paspirokliuosim. Tikslaus skaičiaus nebus, tiesiog darysim laikui. Kiekvienas gali daryti savo tempus, tenkitės maksimaliai pasistiepti viršų, pajuskit, kaip blauzdos susitraukia. Gerai, čia tiek užteks. Ir dabar pereisim prie liemens, atsistojam plačiai ir į vieną pusę lenkiamės taip, kad pajustume tempimą šoniniuose liemens raumenyse ir grįžtam atgal, sukamės į kitą pusę ir lenkiamės. Visas kūnas turi būti vienoj plokštumoj, vienoj linijoje. Tai yra ne į priekį, ne atgal, o palei kūną. Ir atliksim 10 kartų į kiekvieną pusę po 5 kartus. Ir galim pradėti. 1, 2, tik neskubėkit, pajuskit tempimą. 3,
ir 10. Labai gerai. Šiek tiek atsipalaiduojam. Gerai, dabar perėsim vėl prie kojų. Tai yra, pasižiūrėsim, kokia gera jūsų pusiausvyra. Pradžiai tiesiog pabandykim pastovėti ant vienos kojos. Gali būti bet kuri koja. Gerai. Kai pagausit pusiausvyrą, pabandykit ištiesti koją per kelį, taip, kad pajustume tempimą užpakalinėje šlaunies dalyje. Čia. Ir pabandom išlaikant šitą padėtį atlikti 10 tokių ištiesimų per kelį. Ir skaičiuojam. 1, 2, 3, 4. Pėdą nukreipkite į save tam, kad pajustume daugiau tempimo. Taip. Net ir treneriui kartais jūs nesustokit. Ir treneriui kartais reikia pagauti pusiausvyrą. Gerai. 10 kartų padarėm. Dabar tą patį atliekam su kita puse. Atsistojam vėl ant vienos kojos. Ištiesiam, pagaunam pradžiai pusiausvyrą. Neskubėkit. Ir galim pradėti pratimą. Skaičiuojam. 1, 2, 3. Tik nestovėkit arti kolegų tam, kad neįspirtumėt. Gerai. Ir dar. Porą, 9 ir 10. Puiku. Gerai, jau šiek tiek šilčiau. Gerai, šiek tiek atsipalaiduojam. Grįžtam prie viršutinės kūno dalies. Padarysim šiek tiek rotacijų. Sudėsim rankas taip, kaip kam patogu. Galite sukabinti ir tokioje pozicijoje. Atsistojam šiek tiek plačiau ir darysim rotacijas per krūtinę. Į vieną pusę, į kitą pusę. Stenkitės akcentuoti daugiau judesį per krūtininę dalį. Stenkitės nesisukti iš visų klubų, tam, kad daugiau mobilizuotume krūtinę. Iš šono irgi vaizdas būtų toks. Galime skaičiuoti į kiekvieną pusę 10 kartų. 1, 2, 3, 4, 5. Ir dar po porą kartų į kiekvieną pusę. Gerai. Ir užteks. Vėlgi atpalaiduojam rankas, atpalaiduojam krūtinę. Ir vėl perėsim prie kojų. Ir padarysim įtupstų. Įtupstus visi labai mėgsta. Vieną koją pastatysim į priekį, vieną koją pastatysim atgal. Pradinė padėtis turi būti tokia, kad kojos turėtų būti maždaug pečių plotyje, ne per siaurai, ne per plačiai. Ir iš šono žiūrint, taip pat stenkitės atsistoti ne per siaurai, pastatykit koją šiek tiek atgal ir leisimės žemyn. Leidžiamės ir pakylam į viršų. Kas nori, kad pratimas būtų intensyvesnis, leidžiamės iki pat žemės, paliečiam žemę, pakylam į viršų. Kam yra per sudėtinga, galite leistis pusę kelio. Ir pakylat į viršų. Žiūrint iš priekio, stengiamės, kad kojos ir keliai nesikryžiuotų į vidų, palaikytume tiesią kelių padėtį kartu su pėdomis. Ir galim tada kartu atlikti pratimą. Skaičiuojam kiekvienai kojai 10 pakartojimų. Gerai, pradedam. 1. Nieko, dar 10. Reikėjo nedaryti, laukti. 3,
4. Rankas galite laikyti kaip jums patogu. Prieš leidžiantį žemyn galite įkvėpti. Pakilus galite iškvėpti. Gerai, dar porą. Gerai. Puiku. Gerai. Atsipučiam. Kolegos jau matau griežia dantį už mano nugaros. Dėl intensyvumo. Gerai, šiek tiek atsigaunam. Nieko. Ir pakeičiam koją. Ir vėl taip pat 10 pakartojam. 1, 2. Prisiminkit, galite pasirinkti intensyvumą pagal save. Nebūtina daryti kaip kolega, kuris stovi šalia. Galima daryti stipriau visada. Galima daryti ir su šaliukais. Gerai, dar porą. Gerai. Viskas. Atsipalaiduojam. Atpalaiduojam rankas. Šiek tiek pakvepuojam giliai. Gerai. Ir vėl leisim kojam pailsėti. Perėsim šiek tiek prie rankų. Ir atliksime menčių suvedimus. Tai yra, iš šono žiūrint, turim šiek tiek pasilenkti priekį ir pabandysim atlikti tokį pratimą. Tai yra suvesti mentis atgal. Suvedam, grįžtam atgal. Viršutinė pečių dalis turi būti atpalaiduota. Stenkitės jos neužkelti viršų. Stengiamės daugiau aktyvuoti tarpumentį ir apatinius trapecinius raumenis. Ir galim kartu atlikti. Atliekam 10 kartų, neskubam savo ritmu ir padedam. 1, 2, 3. Turite jausti raumenis, kurie susitraukia tarpumentį. Ir dar porą. Puiku. Džiaugiuosi. Tikiuosi visi puikiai darėt, nemačiau. Gerai. Ir dabar atsipalaiduojam. Perėsim po truputį prie atvesimo dalies, prie tempimų. Tai vėlgi pradėsim nuo kaklinės dalies. Ir palenkiam galvą į šoną. Žvilgsnį išlaikom tiesiai. Ir su priešinga ranka taip pat galime tempti ją žemyn, iškelti delną į viršų. Taip pajusim daugiau tempimo. Ir užlaikom šią padėtį apie 15-20 sekundžių. Stenkitės galvos nesukti žemyn, nebent norite pratempti specifinę kaklo dalį. Bet šiaip būtų gerai, kad žvilgsnis išsilaikytų tiesiai. Ir galim atsipalaiduoti, pakeisti pusę. Puiku. Gerai, atsipalaiduojam ir pakeisim kūno dalį. Pratempsim priekinės šlaunų dalis, kurios sėdėjimo metu dažniausiai būna atpalaiduotos ir sutrumpėjusios. Tai vieną koją ištiesim atgal ir palinkstam į priekį, taip kad pajustume tempimą priekinėje klubo dalyje, šitoje vietoje. Užlaikom tempimą, stengiamės nejusti plėšimo jausmo, lengvas paprastas tempimas ir kvėpuojam giliai atsipalaidavę.
Gerai. Galime pakeisti koją. Iš kitos pusės atrodytų taip. Rėmenų tempimas turi jaustis čia. Užpakalinė koja turi būti daugiau atpalaiduota, svorį daugiau laikom ant priekinės kojos. Gerai. Pereikime prie užpakalinių šlaunies raumenų. Vieną koją pastatykime į priekį. Laikom svorį ant užpakalinės kojos ir palinkstam į priekį, turim pajausti tempimą užpakalinės šlaunies dalyje. Ir užlaikom šią padėtį. Gerai. Pakeičiame koją. Nugarą galite palaikyti tiesą, arba jinai gali būti atpalaiduota, kaip jums patogiau. Jeigu laikysite ją tiesą, pajusite daugiau tempimo. Gerai. Čia užteks. Ir paskutinis atpalaidavimo pratimas. Nusileidžiame žemyn, iš lėto ir tiesiog atsipalaiduojame. Gali rankos kabėti. Tikrai drąsiai galite lankstyti nugarą, jinai neturi būti įtempta, suspausta. Leiskite jai atsipalaiduoti. Galite pasukinėti į šonus, kaip jums patogu. Visiška laisvė. Ir grįžtam atgal iš lėto. Atsipalaiduojam. To patį galim padaryti į kitą pusę biškį. Palinkstam, užlaikom tą padėtį ir dar kartą nusileidžiam žemyn. Ir iš lėto grįžtam atgal. Ir paskutinis pratimas, kuris jau tapęs tradicija, tai yra pasiplojimas savo. Dėkoju, kad šiandien prisijungėte prie mūsų priešpečių mankštos ir tikėkimės pasimatysim kitą kartą su jumis. Viso. Gero antradienio.